Sveiki iššūkio dalyviai. Šiandieną su edukaciniu partneriu Dovydu, Maistas yra vaistas įkūrėjų. Tiesiog pašnekėsim, paklausim gal jūsų, kaip jūs jaučiatės trečioj savaitėj, kokie pasikeitimai, koks bendras jūsų, sakykime, pojūtis ir visi, sakykime, lydintis faktorius. Ir tuos faktorius, mes išvardinsim šiandien, kaip išsamiau pasitikrinti būtent savo tą savijautą, pokyčius. Tai, yra jų keletas. Jeigu dabar atsakingai vartojate, netgi jau dabar trečia savaitė baigėsi, tai tokiu atveju turėtų jau tikrai būti pasijautę šiek tiek virškinimo, tokių palengvėjimo, kažkokios gal energijos kiekio, gal pilvo pūtimo, dujų mažiau, tiesiog virškinimas ir tuštinimasis taip pat. Bet dabar mes šiek tiek su Mantu pavardinsim, užrašiau keletą tokių tiesiog simptomų, kaip galima save pasitikrinti, ar tai pagerėjo, ar pablogėjo, ar neutralu. Ir tada galite tiesiog įsivertinti save. Tai vienas iš jų yra virškinimo lengvumas. Tai čia būtent kalbu, kad žmogus pavalgo, jam nekyla jokio rūgštis, ten dujų nesikaupia, jokios plytos pilve nestovi, maistas pavalgomas, suvirškinimas ir jausmas tiesiog geras, viskas sklandžiai susivirškina, juda virškinimo traktu. Taip, sekantis punktas – dujų kaupimasis. Sakykime, kažkiek tai dujų natūralu, kad kaupiasi per dieną, tačiau pagrindiniai dalykai gal yra tokie, koks kvapas, gal, sakykime, apie tai vis tiek jau šnekam mes visgi apie tos dalykus, kai kurie žmonės, su kuriais susiduria, todėl neturėtų būti drovu ar kažkaip tai nemalonu apie tai šnekėti. Tai būtent, ar labai tas kvapas, jisai, sakykime, puvimo, ar jisai tiesiog išeina dujos, bet jos be kvapios. Tai čia irgi labai svarbu, būtent kaip pas jūs vyksta, jeigu tas yra. Tai įsivertinti, jeigu tai yra su kvapu, tiesiog kur nosį riečia, tai vėlgi reiškia kažkas dar neįvykę taip, kaip turėtų būti pilnai. Dažniausiai, jeigu labai toksai intensyvus tas kvapas, nemalonus, tai yra dažniausiai nesuvirškinta iki galo, kažkokie puvimo procesai ir tai nėra gerai, tai yra blogai, tai yra uždegiminiai procesai, tai galima sakyti gyvybę atimanti labiau terpę. Tai reikia kažką su tuo daryti. Kitas faktorius tai yra tuštinimasis. Tai čia irgi kalba, kad idealu tai būtų sklandus tuštinimasis. Reiškia, koks yra idealus tuštinimasis. Tai realiai, jeigu mes valgom ten 2 kartus per dieną ar 3 kartus per dieną, tai po kiekvieno valgio, šiaip jeigu viskas žarnynas, nervų sistema idealiai veikia, per kažkur tais 30 minučių turėtume gauti impulsą eiti įsituštinti. Na, čia jau idealiai. Bet jeigu jūs tiesiog kartą per dieną išsituštinate, tai jau yra gerai. Toliau, tačiau jeigu yra kažkoks vidurių užkietėjimas, viduriavimas, čia jau yra tokie dalykai, kuriuos reikėtų įsivertinti ir pasižiūrėti, ar pagerėjo viduriavimas ar vidurių užkietėjimas, dabar vartojant tas kelias savaitės tą gėrimą. Ir čia tiesiog pasiskaičiuokite, pasižiūrėkite, gal kažkoks jau rezultatas šioks toks yra į teigiamą pusę. Taip, sekantis dalykas – galvos skausmas, nes pats atrodo, kaip čia susiję, bet čia tiesiogiai susiję, nes iš savo patirties galiu pasakyti, kad kai jau fermentų nebuvo, kai gerosios bakterijos, tikriausiai irgi jau jų ten, sakykime, pas mane organizme nebuvo, kai sportavau intensyviai ir kai valgiau termiškai apdorotą maistą, po paskutinių maistų, po ko ir labai stipriai susirūpinau ir pradėjau keisti savo gyvenimo būdą. Tiesiog būdavo suvalgau sunkaus maisto, tai yra mėsos, ir kitą dieną atsikeliu ir toks vaizdas, kad aš būčiau po vakarėlio sunkiausio ir ten privartojęs alkoholio, ko tuo metu ir šiuo metu nevartoju. Tai ar yra tas, sakykime, pas jūs dar vis galvos skausmas, kuris nėra susijęs su alkoholiu ar kažkokiais stresais ar gyvenimo būdu?
Čia beje labai įdomus dalykas, todėl kad yra, tarkim, jeigu yra grybelio ar kažkokių mėliagrybių peraugimas žarnyne, kas yra pastebėta, kad galima tokia būklė, kai grybelį, ypač tada, kai vartojama daug angliavandenių, kažkokių tais, ten ypatingai tų krakmolingų, kad žmonėms tada pradeda juos, pertekliškai fermentuoti ir žarnyne gali susidaryti būtent alkoholio. Ir žmogus, jeigu yra grybelio peraugimas žarnyne, tada jis gali, taip sakant, apsinešti vos ne šiek tiek. Ir netgi tas pats galvos skausmas kilti dėl to, kad, bet čia ne patys angliavandeniai ten kalti, kad jūs ten košės privalgysite ir paskui jums ten pučia, migdo taip toliau. Čia jau būtent pati mikrobiota ir grybelio peraugimas. Tačiau jeigu jaučiate, kad tarkim tai buvo, bet tai pagerėjo, vadinasi, gėrimai turėtų padėti, nes čia yra lakto, tai yra pieno rūgšties bakterijų, kurios išskiria tą pieno rūgštį ir jos iškart mažina grybelių populiacijas žarnyne. Tai va, kitas paprastas dalykas tai yra burnos kvapas, nes tai galim sakyti, burna kaip vienas iš pirmųjų žarnyno to kanalo taškų ir čia mes kramtome maistą ir aišku, kad nuo čia per stemplę ir taip toliau jisai susijungia su burna, tai irgi vienas iš atspindžių apie žarnyno būklę. Jeigu turėjot blogą kvapą, bet dabar po truputį kažkokie pokyčiai vyksta, galite tai atkreipti dėmesį ir tai yra gana svarbus ženklas taip pat. Vėlgi, sekantis dalykas – prakaito kvapas. Aš daugiau iš savo tos praktinės pusės. Tikrai, kai sportuodavau ir ten, sakykime, jeigu suprakaituodavau ir po to kažką darydavau, iš karto į dušą nenueidavau, tai tas kvapas jis tiesiog būdavo labai aštrus. Ir net dabar aš pastebiu, dabar prakaituojant tikrai tas kvapas, iš vis prakaito kvapo jis iš vis minimalus. Bet jeigu kažką suvalgau, ypač aš dabar sakau taip kaip yra pas mane, nei pridėdamas, netimdamas. Kažkodėl ypatingai pieno produktus, kai suvalgau, aišku, dažniausiai vis tiek ar kokį sūrį, kuris irgi yra kaip ir fermentuotas, bet aš iš karto pradedu jaust, kad per prakaitą limfa jinai labai greitai viską pradeda šalinti ir tas prakaito kvapas pas mane pasikeičia. Tai čia toks iš mano pusės pastebėjimas, bet pagal prakaito kvapą jūs irgi pagal prakaito kvapo keitimąsi galite matyti, kad kažkas organizme pas jūs keičiasi. Jo, kitas faktorius tai būtų tiesiog energijos lygis ir čia yra vienareikšmiškai susijęs su žarnyno sveikata, todėl kad žarnyne medžiagos yra įsisavinamos, suskaidomos, įsisavinamos ir tada paskirstomos po kūną. Jų reikia, kad gamintųsi tą tiesiog ATP energiją ir, reiškia, žarnyno gerovė, jinai atsispindi bendru energijos lygiu. Tai vienas dalykas yra žarnynas, bet kitas yra ir maisto tos pasirinkimus pasidaryti geresnius. Tai jeigu kartu pakeitėte ir mitybą ir geriat gėrimus, tada turėtumėt jausti, kad šiek tiek gerėja ir didėja ir energijos lygis. Čia puikia vieta taip pat įsivertinti save. Jeigu žiūrėjot ankstesnės laidas, tai Dovydas yra labai išsamiai šitą temą apkalbėjęs. Tai yra, sakykime, kodėl, nors atrodytų keista, susikaupimas, budrumas. Prie ko čia susikaupimas, budrumas? Tačiau Dovydas jau visą šitą temą yra išskleidęs ir galite jūs ją pasižiūrėti. Tai dabar klausimas toks, kaip su jūsų susikaupimu ir budrumu? Ar pastebėjot šitoj vietoj, kad pavyksta susikaupti, budrume išlikti ir atlikti, sakykime, kasdieninės funkcijas, kuriom reikalingas susikaupimas, ar jas pavyksta greičiau atlikti, tiksliau atlikti. Tai čia irgi vienas iš rodiklių, kuris rodo, kad žarnynas, mikrobiota tvarkosi ir pusiausvyrą tenai, sakykime, susitvarko taip, kaip turi būti, kad turėtų šitas funkcijas susikaupimą ir budrumą. Toliau yra termoreguliacija, tai čia būtent apie šilumos, tokie, kaip sakyti, šilumos šalčio pojūtį kūne. Ir apskritai tai žarnynas susijęs ir su skydliauke, ir su kraujotaka ir panašiai. Tai dažniausiai, kai mes valgome tinkamą maistą, jeigu nėra kažkokių alergijų, kažkokių netoleravimų,
Tai žmogus pavalgęs turėtų jausti tą, per kokią 1 valandą jau šiek tiek turėtų pradėti kaisti. Tiesiog jausti, kad šiek tiek toks geras jausmas, po truputį energijos daugėja, jeigu kažką mes darom, šiek tiek judam, dirbam, turėtume jausti, kaip kūnas šiek tiek pradeda šilti, jeigu tas maistas tinka. Jeigu jisai dažniausiai kartais būna, kad netinka, tai tada dažniausiai kažkoks būna simptomas, signalas, gali tai būti šaltis, gali būti kažkokia mieguistumas, kažkoks toks stagnacija ir jeigu, sakau, termoreguliacija, man tai kažkoks šaltis, šaltkritis, toks sąstingio jausmas kai kuriems gali būti ir tai irgi gali šiek tiek paveikti ir tą tiesiog skysčių, tokia, sakykime, apytaką. Tai vat, siūlau tiesiog stebėti taip pat termoreguliaciją, ar jaučiat, kad geresnė kraujotaka, pakeitus mitybą ir šiek tiek prižiūrint labiau žarnyną. Taip, sekantis tada svorio stebėjimas. Svorio stebėjimas į abi pusės. Iš principo, kiekvienas mūsų kūnas turi savo svorį, kuriame jisai, sakykime, natūraliausias, kuriame jisai jaučiasi geriausiai. Tai tiek svorio gali būti, jeigu dažniausiai taip ir būna iš principo, jeigu žmogus per daug pilnas ir pradeda ne tik vartoti probiotikus, bet ir prebiotikus, maitintos probiotikus, tai svoris pradeda normalizuotis. Kaip ir atvirkštinis atvejis būna ir tikrai mūsų dievų maisto praktikoje yra tokių atvejų ne vienas buvęs, kai kreipiasi moteris, kurios tiesiog negali priaugti svorio, nes patogenas viską pasiema, ką žmogus, sakykime, ką žmogus įmeta, jisai tiesiog nelieka žmogui jokių medžiagų, kad atsistatytų tas svoris. Tai būna ir tokių atvejų, kad atsistato, tiesiog moteris pradeda priaugti ant to svorio kelis kilogramus ir sako, dabar aš jau jaučiuosi ir energinga, ir ta prasme nuotaika, nes reiškia trūko to svorio ir tai per tai buvo išsekimas. Tai kaip su svoriu, ar jisai normalizuojasi ir jeigu pasidalinkite į kurią pusę. Jo, ir čia tas pats labai ganėtinai susiję vis tiek ir su hormonų balansu, svoris, hormonų balansas, tai čia ir medžiagų apykaita, ir tam tikri hormonai, ir aišku, jie keičiasi, kai keičiasi žarnyno mikrobiota, mikroflora, reiškia. Tai kai žarnynas veikia kaip laikrodukas, medžiagos įsisavinamos, jų užtenka, tai dažniausiai ir hormonai būna balansai. Tai kalbu apie lytinius hormonus, kad tai gali būti moterims estrogeno, progesterono balansas, vyrams testosteronas padidėja, jeigu medžiagų visų yra gaunama. Ir kai hormonai yra balansai, tai turėtų žmogus tiesiog jausti daugiau energijos, toks kažkoks švytėjimas, toksai ir libido geras, oda švari, graži ir energijos lygis didesnis. Tai labai geras dalykas tai yra įsivertinti. Tai kai kuriuos iš šitų dalykų, beje, tarkim, hormonų balansą jūs galite įsivertinti ir netgi tyrimais. Ir tikrai kartais pakeitus mitybą ir įtraukus tos pačius probiotikus, prebiotikus vyksta dideli pokyčiai. Tai čia vienas sritis, ką dar įsivertinti. Taip, sekantis odos būklė. Kaip Dovydas yra irgi minėjęs ankstesniuose video, kad būtent jeigu žarnyne ne viskas tvarkoja, tai būna, sakykime, per odą jau išeina jau tie, sakykime, visi inkštyrai ir visos tos medžiagos, kai jau kūnas nebesusitvarko, kai jau čia vos nežinau, ar čia gal Dovydai, ar čia paskutinis jau tas šauksmas, kai jau per odą viskas eina, ar yra dar baisiau, bet mintis ta, kad odos būklė, kaip jūsų odos būklė, kaip tie spuogiukai, sakykime, pradžiai būna, kad pradėjus vartoti irgi jie pradeda iškilt, bet paskui būtent per valymąsi, bet paskui normalizuojamas. Jo, odos būklė dažniausiai tiesiog parodo ne tik tai, kad žarnyne vyksta, bet visą detoksikacinę sistemą. Tai kūnas jis vis tiek nori pašalinti tas, kas pavojinga.
Kai kurie, aišku, toksinai kaupiasi, ten, pavyzdžiui, visko būna, kai kurie sunkiai metalai kaupiasi ir panašiai. Dabar gyvenam toksinų amžiuje, tai dėja toks pasaulis ir patys tik tai sąmoningai galim pasirinkti kažkokius tais maistą, kažkokius produkciją, kažkokią higieną, kažkokį gyvenimo būdą arčiau gamtos. Bet oda yra kaip tas paskutinis toksai filtras, per kurį jau organizmas išmeta toksinus, ypatingai jeigu neveikia užtinkamai žarnynas, kepenys, inkstai, limfa ir jeigu visi šitie dalykai yra stagnacijai ir neveikia tinkamai, tada tiesiog jau viskas yra šalinama per odą. Kaip paskutinė tokie, sakykime, filtrą. Kad visiškai, taip sakant, tas organizmas nenusėstų jau visiškai. Ja. Tai va, kitas aspektas tai yra miego kokybė. Tai tikrai, kad aš manau, yra žmonės galbūt ir praktiškai patyrę, kad jeigu persivalgo arba jeigu nevirškina kažko, tiesiog būna žmonės guli, vartosi ir neužmiega. Bet jeigu virškinimas sklandus, įvyksta ten prieš miegą, pilvutis gerai jaučiasi, tai ir miegas kažkaip ir gilesnis, ir kokybiškesnis, ir lengviau užsimiega, ir tą netgi, kas naudoja kažkokios miego, tai reiškia parametrus, stebinčius prietaisus, tai galite matyti, kad kai maistas anksčiau pavalgytas, kai prieš miegą, kai jis gerai suvirškintas, kad miegas bus gilesnis, tiesiog miego kokybė didesnė. Tai čia yra tiesiog geras būdas save įsivertinti, tiesiog rytą atsikeliam ir jaučiamės, kiek gerai čia buvo išsimiegota. Per dieną irgi jaučiasi, kad geras miegas, jisai duoda to resurso veikti, mąstyti, daryti, sportuoti ir panašiai. Tai tikrai įsivertinkit. Sekantis, kuo dabar Dovydas ir baigė, dėl sporto rezultatų. Aktyviai jeigu užsiemat, stebėkit tos dalykus, ar, sakykime, nežinau, ar jūs vaikštot, ar plaukiojat, ar važinėjat dviračiu, ar bėgiojat, ar į salę einat, kokiu sportu beužsiimtumėt, iš principo žarnyno mikroflora, jinai irgi labai stipriai atsakinga už tuos rezultatus, už tą lengvumą, už tą greitumą, už tą, sakykime, už tą energiją ir būtent per tą sportinę pusę pastebėkit ar prisiminkit, kaip buvo iki iššūkio prieš 3 savaitės ir kaip dabar. Ir pasidalinkit, prašau, irgi komentaruose, kaip būtent jūsų sportiniai rezultatai pasikeitė. Ja. Na ir dar vienas tai būtų imunitetas, nes kaip žinome, kaip ir paaiškinau per šitas edukacijas, tai kad imuninės sistemos yra apie 70% būtent žarnyne. Tai žmonės labai dažnai būna iš pat pradžių, kai prasideda kažkokie probiotikai, prebiotikai, gali būti tokio savaitę, kartais 2 tokias periodas, kai labai apsivalymai vyksta tokie, nes mikroorganizmai, tie patogeniniai, jie kovoja, jie išskiria medžiagas, jie nori išlikti. Čia kaip ir kokioje ekosistemoje. Tos rūšys, jos kovoja, jos keičiasi ir tas toksai apsivalymo periodas, jisai būna šiek tiek simptomų, bet bendroji sumoji, galite jausti kažkokį imuninės sistemos suaktyvėjimą pirmas 2 savaitės, tarsi gal kažkiek temperatūra kyla, gal šiek tiek skysčiai, kažkoks toks peršalimas ar panašiai, išsivalo, bet tada ką ilgainiui turėtumėt pajausti, taikydami kažkokius mitybos, naujus protokolus, kažkokius probiotikus, prebiotikus, žarnyno tos sveikus sprendimus ir gyvenseną, tikrai turėtumėt pajausti, kad imuninė sistema apskritai stiprėja ir antras dalykas stabilizuojasi. Tas pamatas, jisai tampa stipresnis tiesiog. Tai čia geras būdas stebėti imuninę sistemą tiems, kam ypač pasidarė įprasta ten po 10 tausus uždegimų per metus turėti ir ten visokių peršalimų ir infekcijų, nes taip neturėtų būti. Turėtume vis tiek būti prisitaikę prie aplinkos sąlygų ir visi ten tie tos tokios infekcijos, kažkokie peršalimai, tai čia turėtų jau tikrai ekstra atvejai būti. Tai va. Kažką dar turėtų? Taip, ir paskutinis, tai minčių proto hormonija. Apskritai, ta prasme, visą imam kaip kūną, kaip vieną darinį ir ta hormonija
ar jaučiasi ta harmonija per visus, sakykime, organus, per mintis, per tą ramybę. Dovydas, šiek tiek diskutavom tą temą, Dovydas vieną iš pavyzdžių, per ką ta harmonija ateina, tai būtent per pasninką, kai nesimaitinam, kai, sakykime, arba ant vandens, arba iš vis tą sausą badavimą praktikuojam. Tai va, tuo metu ir labiausiai jinai pasijaučia, ta harmonija, kai kūnas pats save tvarko, valo, mes nesikišam į tuos procesus. Ir viskas taip atrodo, kaip sakoma, susibalansuoja ir tas protas nurimsta. Tai va, kiek tos harmonijos per tą visą mūsų iššūkį, per tas 3 savaitės iššūkio, kiek jūs tos harmonijos labiau pajautėt, negu buvo prieš visą šitą iššūkį. Jo, ir čia visi šitie dalykai, ką mes išvardijom, gali susidėti į tą žodį, tokia bendra harmonija. Ir tai reiškia, tokia yra kūno, proto, minčių, emocijų darna, nes kai mes prisižiūrim viską, ir miegą, ir judėjimą, ir mitybą, ir emocinę gerovę, ir tai viskas ir keičiasi, viskas ir sukuria tą kažkokią darnos tokią būseną, harmonijos tą būseną. Ir kartais reikia pradėti nuo kažko atsispirti, ar tais nuo sveikesnės mitybos, ar tais įtraukti probiotikų, prebiotikų, ir tas jau būna toks pirmieji kažkokie įpročiai, kurie visą kitam irgi turi poveikį. O tų įpročių yra galybė. Tai aš noriu pakviesti jūs į, manau, didžiausią šių metų naujų įpročių festivalį, sveikų įpročių. Tai būtent natūralios medicinos ir sveikos mitybos, holistinio sveikatingumo festivalį Maistas yra vaistas, kuris vyks jau labai greitai Liepos 11-13 dienom Ąžuolų girioje, Ukmergės rajone. Čia susirinks daug sveikatos entuziastų, natūralios medicinos lektorių, taip pat praktikų, ir sužinosite apie įvairiausias temas, apie probiotinį maistą, apie žarnyną, apie ilgaamžiškumą, apie uždegimą ir kaip mažinti jį, kaip gerinti sveikatą, Lietuvos miško visokiom gerybėm, gamtos mediciną, mūsų vaistažolėmis, ir patirsite įvairių praktikų, kurios ir širdį, ir kūną, ir sąmonę apjungia. Na ir tiesiog gero poilsio gamtoje ir kitų svarbių dalykų mums, kas yra vertybės, tai tikrumas, bendrystė, darna su gamta. Tai kviečiam, aš asmeniškai kviečiu į savo projektą, Maistas yra vaistas, tai yra viso to, ką aš dariau kelis metus. Festivalis tai jau yra gyva ta sintezė, kai visą tai apsijungia į gyvą patyrimą. Ir sutiksite tos visus lektorius, ir taip pat daug amatininkų, ir mūgių dalyvaus, Dievų maisto komanda su visais gėrimais taip pat dalyvaus, ir galėsite viską išragauti, ir taip pat susipažinti su šitais žmonėm, kurie kuria jums tos sveikus gėrimus, kad jūsų žarnynu pasirūpintų. Tai labai kviečiam. Ir ačiū, kad klausėtės, pakomentuokite, kas iš tų visų, reiškia, rodiklių jums labiausiai keičiasi, kur yra smulkus vidutiniai pokyčiai, o kas jau yra tie didžiausi pokyčiai. Pakomentuokit, parašykit, ir mums tikrai įdomu. Tai va, tiek. Šiandieną tiek. Tada iki sekančių susitikimų ir kas dalyvaus iki gyvų susitikimų festivalyje.